Jei suplanavai tapti nepriklausoma nuo samdomo darbo ir dosniai uždirbti iš savo online veiklos, stebėk, ar taikliai iškomunikuoji apie savo pasiūlymus. Būna klienčių atveju, kad po nemokamų pokalbių nebūna jokio pardavimo. Tada tai jau sukelia abejonių paslaugos reikalingumu ar kainos dydžiu. Tokiu kaip kad, o gal mano pasiūlymas netoks paklausus, kaip maniau, atrodo, kad daug kam per brangu. Kai mano klientė sako, kad turėjo tokią situaciją, aš iš karto žiūriu, kas buvo naudojama jų komunikacijoje. Klausimo, ar tai reikalinga, ar kaina ne per didelė, mes net nesvarstome dėl šių dviejų priežasčių. Pirma, apie tai, ar paslauga yra reikalinga, ar kaina ne per aukšta, yra apgalvota dar prieš vykdant komunikaciją ir pardavimus. Paprastai mes būname įsitikinusios, kad imamės to, kas yra patikrinta praktiškai kaip reikalinga. Ar tai būtų kitų žmonių sėkminga patirtis su šiuo produktu ar paslauga, ar tavo pačios tvirtas žinojimas, kad tau to reikia, nes pati kažkada anksčiau jutėjai tam stiprų poreikį. O taip pat įvykdėjai apklausas ir testus, kurie patvirtino, kad tam yra tikras poreikis. Todėl, remiantis šiais duomenimis, veikla statoma ant tvirto pagrindo. Verslo planas taip pat padeda įgyti didelės aukštumas. Antra, kalbant apie kainą, ji turi atspindėti sukuriamą vertę. Todėl kainos barjeras tampa trukdis tik tada, kai trūksta vertės paaiškinimo, kalbama su nekvalifikuotais kontaktais. Jeigu pardavimo pokalbiai nedavė norimų rezultatų, žiūrime, kas buvo komunikuota iki pokalbio ir jo metu. Gera komunikacija vykdo atranką jau iš anksto ir edukuoja apie vertę dar iki žmogui ateinant. Daug darbo už tave nudirba patys žodžiai. Pavyzdžiui, kvietimo formuluotė. Vienas iš vertingų žodžių, kuriuos kai kurios naudoja savo turinyje ir kvietimuose, yra motyvacija. Žmonės greitai pagauna, ko jiems trūksta, o šis žodis turi savybę pritraukti tos, kuriems reikia, kad kas nors juos stumteltų, paskatintų. Tai yra dažniausiai pradedančiųjų ir naujokų siekis turėti pakankamai motyvacijos. Nes pažengę ir profesionalai žino, kad tikslų siekimas ant to nesistato. Jie turi kitą požiūrį į tai. Jeigu tavo tikslinė auditorija būtent tokia, pradedantieji, tai gerai, pirmin. Tačiau iš savo klienčių patirčių yra išvada tokia. Pardavimo pokalbiuose šiems žmonėms daug sunkiau priimti sprendimą. Kitas būdas pritraukti ne visai tinkamus, nekvalifikuotus kontaktus ir sugaišti su jais daug daugiau valandų neatlygintinai, drastiškai sumažinant bendro savo darbo valandinį įkainį. Tai kvietime naudojant tokį pasakymą. Jeigu tau įdomu sužinoti aptariamo dalyko, problemos ar pasiūlymo pavadinimas, tai kviečiu nemokamam pokalbiui. Kiekvienas sakinys, o ypač tas, kuriuo kur nors kviečiame, dirba tavo naudai arba nenaudai. Pastarasis pasakymas trauks tuos, kurie turi laisvo laiko, gali dažniau prisitaikyti, kad tai ne karjeros ar ne verslo žmonės ir ateina iš smalsumo, o neturint aišku siekį keisti savo situaciją. Tokiuose pokalbiuose sėdės susidomėję žmonės, juk sakei, jeigu tau įdomu. Tačiau pokalbius apie kainas ir įpareigojimą dirbti, jie randa daug būdų išsisukti. Tada po tam tikro kiekio tokių susitikimų natūraliai sukyla abejonės savo pasiūlymo reikalingumu ar kainos dydžiu. Atėjus pas mane į mano bendruomenę, kiekviena išsigrynina savo kuriamą vertę. Tada atranda žodžius, kuriuos naudosime kiekvieną tinkamą progą, kad pritraukti tikrai kvalifikuotus potencialius klientus. Pirmiausia, pasižiūrime, kas yra tavo paslauga ar produktas ir jį įpakuojame į tam tikrą tekstą, kuris tampa visų tavo būsimos komunikacijos idėjų šaltiniu.
ir pagrindinių pardavimų įrankių. Taip, tu turi aiškiai žodžiais išreikštą tikrąją savo sunkumo vertę. O juk dažnai jos net nepastebim ir nematom. Tačiau tai atradus, mano klientės pasitempia aukštyn ir pardavimo pokalbiuose, ir uždarbio ataskaitoje. Labai greitai pradėsiu priėmimą į naujai kuriamą grupę, mokymų grupę. Priimsiu tik 10 žmonių, nes noriu visiems suteikti pakankamai dėmesio ir įžvalgų, kad turėtų magnetiškus žodžius ir tekstus. Tai nėra dar vienas kursas, kuriame turėsi klausyti valandas kažkokių tai pamokų, nes esu parengusi trumpas užduotis, su kuriuom iškart startuoji ir testuoji viešai socialiniai medijai. Tai bendruomenė su galimybė pasiekti ir mane bet kurio klausimu ir gauti atsakymą. Manau, pažiūrėję šį video, turi būtinai pagalvoti, susisiekti su manim ir ateiti į mano bendruomenę, kurioje gausi daugiau naudos ir atsakymus į savo klausimus.